Tai ką, jau reikia gal pradėti podcastą. Ir vėl pas mus tokia sudėtėlė šiandien nematyta. Iš dešinės Kristijonas, o iš kairės nežinot, kas čia toks per vyrukas, tai gal prisistatyk. Tai ką, gerą dieną visiems. Aš esu Ignas ir šiandien, kaip sakoma, bandysiu pakeisti jūsų mylimą aikštelės ekspertą Dovydą ir tikėkime padarysiu ne ką blogesnį darbą už jį. Jo, Dovydui negalėjo šiandien Dovydas būti. Dovydas palūžo šiandien jau. O Cvilka Kristijonas, Kristupas, praeitą kartą tave pakeitė. Jo. Tai va, o aš dar kol kas nepraleidau nei vieną, aš kol kas stipriausias iš visų. Stabiliausias, stipriausias. Tai palauk, dar susirgs ir tada žiūrėsim. Jo, bet čia pas mus tokios geros nuotaikos vyrauja geros nuotaikos, bet reikia pradėti ne nuo tokių gerų dalykų, Žalgiris. Ir jo pralaimėjimas ketvirtadienį Kaune. Jau pradėm nuo antradienio, gal nuo geresnių pradedam. Jo, antradienį prieš Albą. Berlyno Alba. Ten reikėjo laimėti. Reikėjo laimėti tas varžybas, bet tai padarė. Nebuvo pačios gražiausios varžybos. Krepšinis tikrai nebuvo gražus. Jo, labai daug stabdymų buvo ir šiaip tokios varžybos, kur nenorėtum atsisukti, pažiūrėti dar kartą, ne? Nu, aš jums nemeluosiu. Po 2 kėlinių išjungiau, ėjau viskas, jau baigiau žiūrėti. Žalgiai jau kaip atrodo, lyg jau žinojau, kad laimės. Tai taip ir buvo, tai ką, visus kėlinius mes laimėjome. Pirmą 13 taškų, antrą 2 taškų, trečią kėlinį 3 taškų ir ketvirtą dar 2 taškų. Tai tikrai stabili pergalė. Ir... Tai reikėjo pasiimti šitą. Šiaip mes kalbėjom dar prieš porą savaičių, dar prieš šitą seriją, 3 varžybų namų seriją, kad reikia visas 300 varžybas, bet pasiėmėm tik vieną. Tai gerai, kad bent vieną pasiėmėm. Reikia bent vieną, bet dabar jau nežinau, ar ta viena... Ar padės mums? Jo, nes... Sunkiai dabar jau. Jau top 10 jau taip važiuoja. Sunkokai jau kažkaip. Ta prasme, dar 2 pergalių skirtumas, tarp 10 vietos ir Žalgirio, bet ir dar liko 8 varžybos, atrodo taip dar viskas normaliai, bet kai tu žinai, kas laukia tavęs, tai žinai, kad jau gal nelabai tikėti 6 varžybos išvykoj, labai sunku bus. O namuose susitinkam su kuo? Su Partizanu ir Paryžium. Ir Paryžium. Tai čia irgi. Oponentai tikrai nėra silpni. Bet gal reiktų grįžti prie varžybų. Ignas Brazdeikis. Jo, prieš Albą sužaidė po gerų savaitgalio varžybų prieš Vilniaus Wolves, jisai tokia labai panašias varžybas irgi sužaidė, pataikė 3 taškių. 21 taškas. Į kontaktą 21 taškas. Čia, man atrodo, antros varžybos buvo, kada įgis 200 taškų plus renka, kažkas taip, man atrodo, šiam sezonė. Visam, man atrodo, pirmas buvo gal prieš Barceloną pirmam ture. Tai... Aš manau, čia jam reikėjo tų pagaliau varžybų. Jo. Aš galvojau, kad kaip tik po tų 21 taško gal tu kaip ir pasitikėjimai gaus, nes dabar, kaip matėm visą laiką, neįstant to laiko gaudavo labai daug ir tų pačių taškų nemesdavo tik LKL ir visą laiką žaisdavo. Jo. Tai galvojau, kad kažkaip ten jį pakeistant tos Alba Berlynos varžybos, bet visgi prieš Milaną matėm, kad nepakeitė jo. Tai apie Albą gal net nekalbam daug, nes ten vis tiek... Čia viskas aišku, viskas buvo aišku. Eurolygos klubas. Jo, daugiau buvo veiksmo prieš Milaną ketvirtadienį. Prieš Milaną ketvirtadienį, vėl... Varžybos geros. Varžybos tikrai geros, bet vėl tas Žalgirio žaidimas 1-1 ir tikėtis, kad kažką padarys, pamakalos Lonis su Francisko ir Brazdeikio. Brazdeikis irgi daug žaidė, irgi daug ėmės ant savęs. Nežinau, ką jūs galvojate, ir čia, nėra laimintis krepšinis. Ne, aš net labai vadinčiau tai krepšiniu. Čia tiesiog... Streetballas čia. Streetballas. 1-1, viskas 1-1 ir kiekviena ataka baigėsi su 3 taškais. Labai sunkiai Žalgiris žaidęs, taip visada taip arti laikęs, bet kažkaip šį sezoną nėra tokio jausmo, kur būdavo prieitais sezonais, kad Žalgiris užsikabins ir grįš. Su šitu Žalgiriu yra, kad jisai grįš, bet jisai nepadarys to iki galo. Tas buvo ir prieš Milaną varžybas. Vidutiniškai padarys. Tai jau grįžta iki, kad būtų ten lygus jau ten rezultatas, bet perlaužtų tą rezultatą. Paskutinės tos minutės, paskutiniai kėliniai jiems sunkiai. Tai tas buvo ir prieš Milaną. Buvo -10, buvo
Buvo kelis kartus mėginta nuo to. Ir tikrai grįžome, Ir trečiam grįžom. kelny, ten Ir visą buvo areną pasikūrė, Vieną žaidėjai kartą ten, pirmam, ketvirtam kelny. Ir ten per vieną tašką neklys buvo. jo, 1 pirmam, bet paskui vėl. Ir tas pats per tą patį. Vėl. Kelios klaidos. Nu, galim dar, manau, pakalbėti apie teisėjų darbą. Nu tai teisėjais vėliau, bet dabar jau. jeigu... Vėliau. Negali kaltinti teisėjų, kad pralašiai rungtynės. Aš suprantu, kad tas švilpukas baudos Keli Sirvydžio švilpukai. kraštonutą arba kur Smailagičio. nematė, kad lydėjus pastumės Smailagičio. Bet tenai kiek aš iš Bet po savo... to prieš Lonnie Walkerius užšvilpė tą baudą, kur tiesiog pats realiai nugarą į Zaką lydėjų. Jis ten lyg ir kėdutę norėjo patraukti. Bet ir dar sušvilpė. kalbant apie tą, kur lydėjais pastumės Smailagičio. ten matęs, ten bet- negalima buvo... Ai, ten tik sustiprint galima buvo. Jo, ten galima buvo padaryti nesportinę, bet kad į kitą pusę perkreipti to, kad ten buvo pražanga lydėjai negalima buvo. Tai kad jeigu jie ir matė, jie jau negalėjo pakeisti. Bet vis tiek yra esmė ta, kad ten ir plika akim ten galėjai matyti pradžioje, kad Smailagičio stovėjo, lydėjus tikrai jį pastumė. Ir dar paskui lydėjus Roką nieko nepadarė. Bet Tai aš gerai, manau, tipo, nepamatė, bet tai nepamatė, tai aš manau, kad pats teisėjas supranta, kad jisai padarė klaidą ir jam po to tiesiog reikia pasiteisinti kažkaip. Bet aš Jisai tikrai specialiai nešvilpė prieš jokią komandą ir į vieną pusę, tiesiog jie švilpė, kaip jiems tada atrodo. Aš manau, kad čia tokia galėtų būti kaip ir Eurolygos taisyklė padaryta, kad tas jų peržiūrimas turėtų suteikti jiems teisę atšaukti tą patį sprendimą, nes man kažkaip nesąmoningai atrodo. Padarė žmogišką klaidą, ir dabar sugadina beveik visas varžybas. Tai taip, nes tie du momentai, tas ir Sirvydžio bauda, ten nepavadinsiu bauda, ten prisilietimas ten tiesiog buvo. Jo, ir prieš metimą iš viso. Jo, lydėjaus pastumimas, ten buvo kertiniai epizodai gale, ten liko 2 minutės, buvo likusios, kai Sirvydis padarė tą pražangą. 1 taško skirtumas, jei neklystu. Jo, ne, buvo gal 3, bet vis tiek faktas tas, kad būtumėm apsigynę, ten iš viso 3 sekundės gal buvo likusios, Tonutas metų jis nemeta tokių, jis nepataikytų ir nepataikė to metimo ir ten tikrai neturėjo įtakos tas prisilietimas tam metimui. Ir Žalgirio būtų kamuolys, arena atsistojus, visi čia, jau gera emocija buvo, nes ten jau Žalgiris kabino stipriai ir tada... Ir dar tada, jei neklystu, nebūtų net ir Smailagičiaus incidento. Smailagičius buvo, kaip buvo. Vėliau po to jau buvo. Bet ten irgi, ten buvo 4 taškai likę ir Franciskau bėgo greitai, Smailagičius aukštą užtvarą statė aukštai, kad ten Franciskau galėtų prabėgti tiesiog. Bet, pamatėm, kas buvo. Ir paskui metė Tonutas baudas. Ne, ar kas ten metė? Tonutas metė prieš, kai Sirvydis prisižengė vieną tik metę, tai kamuolys galima sakyti, kad nemeluoja. Yeah. Bet, tas yra, teisėjų darbas tikrai nebuvo ir skanduotis buvo girdimas, Tikrai tokias neestetiškas. Man klausimas, ar negaus baudos Žalgirio klubas už tokias skanduotas? Bet nusipelnė tie teisėjai tos bet tai skanduotės. neskanduoji, tai taip. Negražu visai. Taip, negražu, tikrai nėra, bet nusipelnė jie tos skanduotės. Po tokio dar užsienai, aš jau iš tikrųjų matęs tokias klaidas. Jo, manau, reikia to šaltakraujiškumo, ten Francisko jau po to ant pačio galo, 20 sekundžių, kaip sakoma, tampo to kamuolį, ten sukinėjais ir metų per paskutinės sekundės. Tai tas pats buvo ir tą momentą, tiesiog paėma, ir tiesiog sprintuoja ten link to krepšį, net nežiūri beveik kur bėga. Bet čia taip ir reikėjo daryti, ten buvo likusias 50 sekundžių gal, 4 taškai, jeigu greitai įmeti, 2 taškai belieka. Įmetė apsiginį ir tada turi vėl ataką. Ir savo įmetė, pats kaltas jie įmetė ir pradėti. O dabar Smailagičius, bet vėl Smailagičius. Vėl tam tose durnose klaidose. Bet jau kartais jie buvo nebesiseka. Dabar jau nieko beveik pats negalėjo padaryti, jau paėmė, ir ką. Jis stūmė į ten tą žaidėją. Šiaip reiktų pakalbėti apie Zeką Lydį ir jo aktorystės sugebėjimus žmogus. Aktorius labai geras. Kiek baudų išprovokavo? Ne, kiek metė? Aš tai sakyčiau 13 metų baudų. Čia yra per daug, kaip tokiam dideliam žmogui, jisai... tikrai ten tiek kontaktų prieš jį ten įpastumė, krenta į priekį, paskui jis taip pat švariai ir gynybai. Bet tai čia gal ir jo tą vadinamą krepšinio IQ rodo tiesiog. Jisai 13 baudų metė ir patakė visas 13. Man tokie jo...
Jis 11 baudų išprovokavo. 11. 11 baudų. Ir kokiais dydžiai yra? Jisai 2 metrinis yra. Nu, bet juda tai kaip gynėjas, vat, kaip tai provokuoja. Bet jį ten čiūčiut paėčia iš karto, matai, va šoka. Sakau, dviejopi jausmais jo. Jisai dainuoja Lietuvos himną prieš varžybas, o per varžybas va taip kritinėja į priekį ir, kaip čia pasakius. Bet čia krepšinis, nu kaip ten, būna angliškas. Ne, aš jį labiau kažkaip Milanę prisimenu, kai jisai ten įmėsdavo kažkokius, rodydavo dalykus. Nu žodžiu, ir ten Žalgiris grįžo, labai svagiai buvo, kad nusodino Zeką. Ir dar turbūt reikia tiesiog pagirti tą lydėjį, kad jis moka ir vaidinti, bet tuo pačiu ir tas pačias baudas moka mėsyti. Kiek jau ten šio sezono statistika? Iš 135 baudų Kažkas 120. 9 prametė, neklystu. Ten Tai ten gal 126, nu, ten 90 kokie 5%. Daug, nu jie. Nu, ir čia labai padeda. Nu, labai daug tų, kaip sakoma, nemokamų taškų gauni. Tiesiog, nu, paėmė ir viską tiesiog Dar kai pataikai. tiek provokuoji, Nu, tiek provokuoja. 11 baudų. baudų per varžybas provokuoja, nu, tai čia tiesiog yra, wow. iš karto, nu taip, kai skai, nemokami taškai tiesiog. Nes jau, kai galėjom girdėti komentatorius, tiek lydėjus atsistoja prie metimo linijos. Nu, jau iš karto- Meldžiasi realiai komentatoriai, kad... Jau tiesiog iš karto, jau net nebesimeldžia, tiesiog sako, nu ką, jau 2 taškai yra, jau iš karto. Sako, Milano- Zekai, nu bent vieną, nu Jo, bent vieną. Ir nedavė. Ir Ne, nedavė ne, Zekas. Zekas buvo tikrai šalta Bet kraujus. ką dar reikia pagirti, kad jisai himną lietuvišką pasirodo moka. Jo. Kiek užsieniečių, kurie nieko nesusijęs su Lietuva, išskyrus Nu, jis- žaidė Lietuvoje krepšinį, moka lietuvišką himną. Nei vienas. Gal D'Angelo Russellas moka lietuvišką himną? Jo. Gal išmoko? Nemanau. Gal Nausėda jau net Jisai Evansą pradėjo jisai- mokyti tą himną. Aš nemanau, kad jis žino, kur Lietuva yra. Nu, tipo paklausim, kuriam žemynė, sunkiai atsakytų. Kas? Nu, kur Lietuva yra. Kas? Jeigu Raselo paklausim. Ai, Russellas net nežino, kur Lietuva Tai yra. sakau. Na. Tai va, bet gal baigime apie tą žalį, nieko naujo, jau sunku yra, jau vilčių beveik nėra patekti į top 10. Jo. Ir Nu, tik stebuklas, manau, mūsų išgelbės jau dabar. Nes stebuklas iš tikrųjų geras žaidimas, bet kad to gero žaidimo nedemonstruoja. ir net Žalgiris. nėra, ta prasme, nu, buvo šiaip tas vienas toks protarštis, kada gerai žaidė, kai Francisko aikštė nebuvo, bet Jo, kiek ten buvo yra tikrai to, krepšinis. jo, bet kiek yra to laiko, kai Francisko nėra aikštė, čia Kiek jis tas žaidė? yra. 30 Taip, galiu pažiūrėti, jis kažkiek. žaidė 27 minutės. Tai dar ne tiek ir daug, kiek šiaip žaidžia, bet vis tiek daug. 13 minučių to žaidimo ir ne visada taip Žalgiris žais, kaip žaidė tada prieš Milaną, kai Francisko nebuvo. Nu, žiūrėsim. Dabar vis tiek 3 savaičių pertrauka. Aš pasitaisysiu, jisai žaidė 30 minučių. Nu, tai va. Nu ir šiaip dabar bus 3 savaičių pertrauka, tai biškino to Žalgirio tokių pralaimėjimų galima. Ir mes pailsėsim, Jo. ir gal net patys žaidėjai nuo to krepšinio pailsės, nu ir tikėkime, gal jie net grįž stipresni, gal per tas 3 savaitės jie gal įsiaiškins, kaip žaisti krepšinį. Jo. Tikėkime. Gal trinkieri kažkas atsitiks. Gal leis trinkėris biški išvažiuoti, Gal atleis legionieriam. rinkėjai. Saulės biški gal iš karto šypsenos vidės yra, nes dabar Jo, nes tai... dabar tai jau tokie. Ai, ai, jau- ai, ai. jau Šiaip tokie. gal Vidurio net ir amžiaus Žalgirio sudėtis pasikeis. Iki kada turi laiko Walkerį Žalgiris? 17 man. Tai gali dar 17 Tai vasario? Jo, tai čia 10 dienų. Tai dar gali Devynios. pasikeisti. Net ir sudėtis gal. Ir Bet šiaip aš yra manau, kad tai šansų. būtų tik į gerą. Aš manau, būtų į gerą. Nu, Aš dabar tai tikrai, irgi atrodo, kad į gerą, bet... nu, aš tikrai Bet jam- nesiskūčiau dabar paimti ir parduoti talonį. Jo, bet dabar traumos tai registruotų tada šitą Buiko. Maneką. Nu, tai Ne, tu- ne, tu ne. geriau, Ne. nori gal Lonį geriau negu Manekas. Nu, Tiesiog sakai. žaidėjai dabar. Jo, Dar kai bet šiaip traumuotas kalbant apie Lonę, tai Dovydas. Bostonas ir Los Angeles Lakers. Labiausiai ten žiūri. Jo, labiausiai žiūri, nu, reikia po tų mainų, paskui dar kalbėsime apie juos. Reikia atakuojančią gynėją, Lakeriam ieško ir yra sąraše Lonis kaip vienas iš tų. Yra ir kitų skambių pavardžių ten, ką galėtų, nes dabar žiūri į laisvuosius agentus, kadangi užsidarė tie Mainų langas. mainų Bet aš lagas. manau, kai jie gautų tos pinigus, jau net nereikėtų. Šį sezoną jau reikėtų užbaigti tai, koks jis yra. Ir jau tik kitą, Nes jau kitą sun- sezoną. Nes dabar nieko neišsitrauks nieko įspūdingo, neištrauks. kuris labai padėtų komandai. Dabar tu realiai, nu jo, kaip sakai, geriau pataupyti tą, nes ten virš milijono turėtų, nes tas Žalgiris dar turi pinigų, o Lonis dar tai išperka. Nu, ten turėtų daug pinigų Žalgiris ir tas milijonas kitą sezoną tikrai pravers. Tikrai paversiu. Gal net Nebent pergalį kažkiek. Tomas nupirks. Okmanas sugalvotų dėti ant stalo 50 milijonų. Na, nesugalvos tai ponas Okmanas. Gerai, tai... Tai galim Jo, pakalbėti gali apie... būti. Šiaip apie Vulsus dar, kad laimėjo 2 paskutinius Eurocapo mačus, pateko į Trinatamas kaip 4 vietą ir žais prieš Klužną Poką, kaip ten, Klužą Poką, Klužan
Ten sunkus Klužno pavadinimas. Poka. Rumunijos čia klubas. Rumunijos yra. klubas. Aurelikas jis žaidžia, Kas jo žaidžia. buvęs Lietkabelio. Bet čia vienos rungtynės lyg ir žais Vilniui. Tai visi šansai eiti toliau ir kad ir kaip mes nemėgstam gal tavus ir kad ir kaip Aš juokiamės, nežinau, kad neturi sirgalių ir kad ten 3 ultros yra, bet pasiekimai tai geresni negu Lietkabelio. Ir plus ten... Šiaip smagu, manau, nu, kad tiesiog lietuviškas klubas Taip, taip toliai, tas irgi. kur nėra tiesiog smagu. Ir dar smagu, kad jame lietuviai žaidžia. Tas Jo, tie patys Blaževičius, Jogėlas Kulboka. su Blaževičium. nes jau Grįžęs iš Ispanijos pradėjo žaisti, gal net ir vėliau kelsis į kokį Žalgirį ar į kokį Rytą. Ar kur nors Jo. aukščiau tiesiog. Nu, taip, potencialą Ten tikrai. žal- Tiesiog Žalgirį smagu, ryte, kad- tai ten tų lietuviškų, jau beveik tų lietuvių tai nebeliks, manau. Jo, Mes sakom, kad čia lietuviai tų gynėjų neturi, bet Jogėla tai lyg ir antrų žaidžia. Tai kažkaip, nu tiesiog smagu Aukštas matyti, toks, kad lietuviai žaidžia gerai. Jo, ir nu, apie Vulsus nieko daugiau, padarė savo darbą kaip ir turėjo, laimėjo išvykai prieš Trento klubą namuose, prieš Budučnostas, su Leimanu laimėjo. Ir šiandien šeštadienis, kada mes filmuojam, preciziškas mačas, Vilniaus derbis, Vilkų derbis, Vilniaus Vuls prieš Vilniaus Rytą. Vilniaus Rytas, nu, abu du klubai yra pasižymėję šį mačą kalendoriui ir abu du klubai, sakyčiau, visai neblogoj formai. Apie Rytą dar pakalbėsim ir į jo pralaimėjimą Malagui, bet nu, šiandien, manau, mes nepaleisim šeštadienį podcasto, jau turbūt bus aiškus rezultatas, bet mes dabar kalbam kaip šeštadienio perspektyvos. Tai ką jūs galvojat, kas laimės šį Vilniaus derbį? Nu, aš kažkaip manau, kaip toks Ryto gerbėjas, fanas. Aš sakyčiau, kad bus sunkus mačas ir manau, kad Rytas gal laimės kokie ant 5 taškų. 82-77 Ryto pergalę. Nu, aš čia jau nuo Ryto fanų užsitraukęs, jau čia tokios kaip pykti, pasakęs, kad nepateks į LKL finalą, bet čia nepateko į KMT finalinį ketvirtą, visai realu, kad čia vėl pasikraus Malkų prieš. Ne, bus realu. Pateksim tą finalą, nes... Nevėžį, bet, nu, ta prasme, aš einu vėl ant to pačio grėblio, sakau, kad šiandien laimės Vulsai. Vulsai laimės, nežinau, rezultatą sunku čia nuspėti, bet aš manau, kad Vulsai šiandien po tokios gerų varžybų atkarpos sugebės ir šiandien prieš Vilniaus Rytą derbį laimėti. Pirmą derbį, man atrodo, Vulsai ir laimėjo. Jo, laimėjo. Derbį laimėjo 11 taškų skirtumą. Tai va. Nieko naujo nepasakysiu, reiškia. Jo. Vulsai laimės ir manau irgi kelių taškelių skirtumų. Nesakysiu rezultatą, nes per gal biškai sunku nuspėti, bet kelių taškų skirtumų, manau, ką tu... Aš tai galvoju, kad irgi laimės Wolves. Dabar tiesiog šiuo metu atrodo kaip ir stipresnė komanda. Tai jo, tiesiog įsivažiavę gerai, susižaidė dabar šiek tiek. Ir kadangi laimė Eurocapę, tai dabar turi gal ir tokios kaip ir didesnės motivacijos tiesiog ir toliau viską laiminėti. Jo. Tai va, apie derbį tiek Rytas pradėjo savo kelią Pergalę. su pergalė ir pralaimėjimu. Ir pralaimėjimu po to. Tai su pergalė prieš Galatasarajų ten buvo varžybos gan lygios, bet gale atitruko Rytas ir nuvažiavo ir galų gale ten ir baigė. Gal 20 taškų skirtumų tas varžybas Rytas laimėjo. Užtikrintai. Jo, laimėjo. Nu, neužtikrintai, nu gerai, jau po ketvirto kėlinio tikrai buvo. Nu, ketvirtas kėlinys po užtikrintas. trečio. Ketvirtas jau dominavo, ten jau dominavo Rytas. Ten, nu, kaip ir turėjo, jeigu Rytas nori išeiti toliau, jie turėjo laimėti Galatasarayų, jie namuose turi visas komandas pasiimti, nes va dabar kaip pamatėm prie Malagai. Malagai irgi buvo labai lygios varžybos, irgi iki ketvirto kėlinio. Ketvirtam kėlinį Malagą tiesiog Tysonas Carteris užmėtė. Padarė savo. Tritaškiais Rytą ir buvo nominuotas į Team of the Week penketukas, savaitės penketuką. Buvo nominuotas jisai, ten visai neblogai Rytas atrodė ir kai nuvažiavęs pas čempionus. Nu ir dabar Ispanijos lentelė irgi, pirmi stovi. Tai bet manau Rytas vis tiek visai neblogai pasirodo prieš tokią stiprią komandą, dar kadangi Unikaja ar Unikaha? Unikaha. Nu yra pirmi Ispanijos lygos lenteliai. Lenkė ir Madridą, ir Barceloną. Tas yra.
Bet nu Rytas irgi stipri komanda, galima sakyti, šiais Na, jo, metais jie jo. labai stipri, dabar pasirašė Parkerį Jacksoną kartui, tai iš tikrųjų ir apie jį reiktų pakalbėti. Manau, kad šis žaidėjas bus išsigelbėjimas Rytų šį sezoną. Reikėjo jam tokio, kur cik daro viską. Eina, nu tokio, jisai toks mažas, jisai greitas, Nu, jis toks- sprogsta. Jis kaip degtukas toks, Jo. toks sprogstamas. Jo. Sako, kad net geresnis už Fosterį, tai žiūrėsim. Kad Nu, potencialą turi pažiūrėsim. didesnį. Nu, Bet jisai Fosterį mažas. nežinau, Ryte, Nu, bet Fosteris. Fosteris turi tą meilę klubui. Bet aš jisai prisimenu, ateina- jisai prieš porą metų žaidė Svelį. Nu, kokį jis blogą įspūdį man padarė. Aš prisimenu, žaidė per Žalgirį, Heisas ten jam 3 gal blokus išrašė. Bet jis mažas žiauriai. Jo, va tas yra, kad jisai iš tikrųjų yra labai mažas, bet Australijos lygoje jis išdarinėjo, ką norėjo. Nu, čia Ir, laikas pasakys. bet šiaip Čia labai bus. keista, kaip Rytas šį nugerbė, nes daug jau Eurocupų norėjo komandų, jo Čempionų lygos komandų norėjo, Kinija norėjo, siūlė didelius pinigus. Kas į Kinę nori eiti žaisti? Tai visi. Edmondas nu, Sandėlis. toks kaip jisai, kur baigė vidury sezonas Australijos sezoną, dabar turi pusę sezono įrodyti vertę, manau, Kinijos lyga visai patraukli, tu ten gauni daug pinigų, ten įrodai, tu ten, nu skaičius, tai tu ten gali 60 eurų. Jo, nes tikrai krepšinė lygiai. Kaip Kaip Edmondas Samneris. Sandėlis. Kaip Samneris. Na, Samnerį. Su Duragu žaidžia. Jeigu išvaro Vokeris pasiemus Nu, Samnerį. ne. Nu, čia jau kaip. Bet tai dabar Rytas, kadangi neišėjo į KMT, tai jis dabar turi pertrauką 3 savaičių. Jo, bet bus rinktinės pertrauka ir galimai važiuos Tai bus Radzo ir Normantas su Tubeliu turbūt. Palikėnas. Palikėnas dar. Už Žalgirio nieko nebus. Lekavičius, nemanau. Neišleis nieko, jaučiu trinkėjai. Nieko neišleis, tik Lekavičių kokį. Nu, aš taip spėčiau. Gerai, tai kadangi užsiminėm šiek tiek apie KMT, kad bus, tai mes galim paprognozuoti taip greitai Jo, jau kitą savaitgalį. Mano čempionai jau beveik kaip ir aiškus. Vasario o 15. Žalgiris 16. Vols, manau, geras visai turėtų būti Nu, finalas. Bet čia Žalgiris. Dabar, Bet kai ryto prie- nėra, tai atrodo, kad Žalgiris čia beveik neturi ir konkurencijos. Bet rytui KMT niekada nesiseka. Ta prasme, 4 ar 5 kartą išėlėse neišeina į finalą. Bet gal bus Žalgiris kaip tik, jie bus žaidėjai patys labiau įsitempę, nes dabar jie jau iš viso yra tokie favoritai laikomi. Tai jo, bet Nu, jiems čia dabar- realiai šansas kažką laimėti. Tai ta prasme, kad Eurolygoje tai nieko neišeis jau turbūt greičiausiai, tai šansas kažką laimėti, visiems nori kažką laimėti. nu, tas, Žaidėjas. tas, Tai tas, tiesiog žais dėl nieko. nu, bet, nu, jo, KMT toks ir yra turnyras, kur vienas varžybos, ten, aš nenustepčiau, Neptūnas pasipriešintų. Ne, šiaip Volsam. pusfinalis tai labai įdomus. Neptūnas nukalė rytą, labai gerai žaidė, taip pat laisvai ten net metimai eina. Ir nenustepčiau, jeigu Vuls pasiims. Ir džiaugčiau šiaip netgi. Nes visada kažkaip smagu palaikyti tokį, atrodo, silpnesnį klubą. Plus Klaipėdos sudėtis šį sezoną man visai patinka. Tai gal pabiškai grįžta, nes anksčiau tai tikrai buvo Tai stipri buvo komanda. taip stipri komanda. Jo, tai prie nežinau. Kazio, Maksvyčio. Tai pirmas pusfinalis, ką jūs galvojat, Neptūnas laimės ar Vuls? Aš manau, kad vis tiek Volsai turėtų pasiimti. Vulsai, aš irgi manau, nu tikrai norėčiau, kad Neptūnas laimėtų. Aš noriu, kad Bet aš manau, kad būtų iki paskutinių minučių. Jo, bet aš manau, būtų neįdomus finalas kažkaip. Nu, aš manau, kad Neptūnas, nu jau jie bus išvargę. Nu jie ir prieš Rytą žaidė, ir prieš Vulsą žaidė, ir dar prieš Žalgirį. Čia kaip praeitais metais niekas nesitikėjo, kad Lietkablis laimės prieš Rytą, bet Džordžiai Gagičius tada vos tik atvykęs į Lietuvą uždominavo. Bet tada jau prieš Žalgirį finale, jo, kaip sakai, jėgų pritrūko. Tiesiog. Ir, o tu ką, irgi Vuls? Ne, aš tai galvoju, kad Neptūnas. Neptūnas laimės. Taip. Nu reikia bent vieno, kad iki Nu, reikia, to kad reikia. biškį. Bet aš sakau, nesupykčiau, kad ir kuri komanda laimėtų, bet aš noriu, kad būtų iki pat galo intriga ir kad vėl, kad kažkoks metimas nulemtų tą visą to turnyro seką paskui. O Žalgiris Lietkabelis, nu, Aš nežinau. norėčiau, kad tas Lietkabilis irgi pasipriešintų, kad Žalgirį duotų tos rūkos streso. Na, žinot, kad nebūtų, kad Žalgiris visas varžybas tiesiog paima ir dominuoja. Nu, pavyzdžiui, kad net kokiam trečiam kelyje net įsiverštų Lietkabilis, nu, kad suprastų, kad Žalgiris, nu, kad jie nėra čia absoliutus favoritai ir kad tikrai yra tas Kai šansas. Žalgiris pralaimėti. įmeta aukščiausią pavarą, tai... Nu, aš manau, įdomu bus, ką Trinkieris nuspręs, nes Trinkieris, kaip sakoma, nenuspėjamas. Ar jis ten leis savo ten iš viso All Starus, ar leis visus Buikos ir Juzienus. O jisai praeitais metais, kai vyko KMT, jisai jau buvo Žalgirio treneris. Ar Maksvytis buvo dar? Aš manau, Man atrodo, kad jau buvo. Aš kažkaip tais. neatsimenu, bet Buvo. geras labai klausimas. jei neklystu, buvo. Jo, nes jeigu buvo,
tai, nu jau antras kartas, kada jis gali laimėti tą KMT. Ir antras titulas, kurį gali laimėti su Žalgiriu, nes praeitais mes nelaimėjome. LKL nelaimėjo. Jo, tai va. Bet KMT tiek, sniper konkursas, nežinau, nieko ypatingo tenai, Juzėnas, kai dalyvauja Žalgirio. Ne, bet koks čia yra nusiteikimas ir ką klubas, kaip ir rodo, siūsdamas Juzėną į tritaškį O ką konkursą? tu siūstum? Brady Mac. Nu nežinau, nu tai. Bet Brady Macas, supranta, nu jisai yra catch and shoot metikas. Jisai Ne. pasiėmus kamuolį Taip. metant, jiems sunku būtų. Aš suprantu, ta prasme, kai Neptūnas išsiunčia tas Šiurbui, vieną lyderių savo, arba kai M-Basket siunčia Chauncey Collinsą, kuris taversine yra, nu, lyderis, tai norėtus, kad būtų tas tritaškų konkursas Kuo įdomesnis. iš tikrųjų toks kompetityvus ir kad siūstų Žalgiris ten, pavyzdžiui, Lonnie. Lonnie Walkerį kokią nors, o Rytas siūstų, nežinau, Margerį Normantą. Kas čia pasvietė gerai vietą? Normantas tikrai pataiko. Radzo irgi gerai. Nu, Radzevičius ta prasme, irgi. kad siūstų tos žaidėjus, nu, kurie lyderiai yra, nes tada ir tą pačiam įdomu žiūrėti, nes kam įdomu žiūrėti? Kaip visiems. Juzėną, kad Jo. Juzėnas vis niekur nelaimės. Bet man šiaip patinka LKL šitas visas dalykas, kad jie dar pasiema vieną žmogų, jauną, kažkokį žaidėją į... Dabar kad jisai 15 galėtų dalyvauti metais laimėjote 15 vieno šūvio konkursą, kur bet kas gali dalyvauti ir bet kas laimėti gali. Jo, ir kiek ten mačiau antraštę, kad savo toje MKL lygą, kur jo komanda žaidžia 50 procentų metų tritaškius. Tai Tai aš sakyčiau visai gal neblogai. Tai va, man gal visai patinka ta idėja, kad 15 metį. Nu, tamsiai ne 15 mečius, čia biški keistai nuskambėjo, bet kad šiaip jauną žmogų kažkokį įtraukia į visą šitą renginį. Aš šiaip manau, kad gal net galėtų LKL, kad dar labiau išpromautintų tą patį krepšinį, gal nedaryti tų All-Star žaidimų, kaip NBA daro, nu, bet manau, kad dėjimų konkursą tikrai galėtų, manau, padaryti. Anksčiau jo buvo, bet ten anksčiau tokie ir dėjikai būdavo ten. Nu, bet dabar, pasižiūrėjus. Dabar galima, jeigu kiekvienas žaidėjas norėtų dalyvauti, tai galima būtų tikrai gerus nustatyti. Francisco, Lonnie Walkerį, nu, visi ten. Greivsas iš Ryto irgi labai kyla. Tada tas iš Šiaulių yra vienas. Nu, tikrai žaidėjai rastum. Tikrai rastum žaidėjai. Kurie gali dėti, bet suprantate, va tas yra, ar jie nori. Tada atsitiks, kad jie nenori ir tada liksim su Ulanovu. O aš nežinau, kokį Ulanovas galėtų įspūdingą dėjimą. Ulanovas, Birutis. Nu, Birutis tai gal kažką tenai, žinai, bet su Ulanovo dėjimo konkursai šiaip įdomu būtų, šiaip gal reiktų kažkaip Ulanovo. Aš manau, bet kodėl? Bet žmonės žiūrėtų. Čia po to neturi būti net įdomu, bet čia žiūrėtų, nu, išgirsų. Ulanovas dėjimų konkursai yra, nu, ir manau tikrai žmonės įsijungtų. Ir pažiūrėtų. Nežinau. Nu, aš įsijungčiau asmeniškai, pažiūrėti tiesiog, ką Ulanovas gali padaryti. Nu, tu gal išjungs, Ulanovas ne. Ai, nu. Nu, kiti gal ne. Kiti gal ne. Ulanovas Bet manau. būtų aikštelėj. Tu jo, kamata kitą savaitę ir Europai tiek naujienų Lietuvos klubų. Dabar galim keltis į... Už Atlantą? Už Atlanto, į NBA, į Ameriką. Ir nežinau, nuo ko pirmą noriu pradėti, Buzelio ar mainų. Aš manau, gal pradėjom nuo mainų gal. Gerai, užsidarė čia vakar mainų langas. Šiaip turbūt buvo vieni aktyviausių mainų per visą istoriją. Tas paskutinės dienos. Paskutinės dienos buvo, wow. Ta prasme, išlindo... kiekvieną, bum, tarkavo, va taip, tarkavo. Ne tiek, ta prasme, Aš girdėjau, kad neklys Denisas Šrioderis Taip. per 4 komandas per 24 valandas. ten žodžių. Nežinau, Ir iš tikrųjų jisai pyksta, dėl to jis sako, kad čia yra šių dienų tokia vergovė, kaip ir žaidėjų. Jis paskui, kai Warriors tą, nu, kiekvieną kartą, kai išvyksta žaidėjai, tribute postą padaro, tai ten, kad ačiū tau. Ačiū, ja. Ir sudėjo Šrioderis su kitais žaidėjais ir Šrioderis pakomentavo po to posto, kad aš nesu vertas net atskiro tipo posto. Ir su tokiu sarkazmu, su tokia pajoka, pašaipa parašė. Tai tas yra, tikrai matos, kad žaidėjams ir kerta, tas ir per psichologiją ir šiaip, nepatinka, niekam nepatiktų, kad, nes tu matai save, kad tu niekam nereikalingas esi, kad tu esi tiesiog dalis kito žaidėjo. Tu tiesiog priklausai, tu esi keidžiamas dėl to, kad ta komanda gautų tą žaidėją, kurio nori. Tu nebesi reikalingas. Sakė, traukiamas, kad gaut tiesiog už nieką.
Tai va, tai Tai tas... manau. Bet daugiausiai triukšmo sukėlęs, kaip būtų lietuviškai, treidas. Nu, Mainas. Mainai. Daugiausiai triukšmo sukėlė mainai, tai ir buvo Luka Dončičius, Oi, tikrai. Anthony Davis'o. Labai tikrai. Daugiausiai ir Aš nuostabos sukėlė ir ten netgi rašė NBA žaidėjai, kad čia nenuhakino akaunto to ten jo šiamso, bet kodėl tai visi galvoja, dėl to, kad dažniausiai, kai vyksta tokie mainai, tai ten parašo, kad ten yra kažkokie gandai, kad ten nori tą išmanyti tą. Jo, čia tiesiog iš niekur atėjo ir čia turbūt yra durniausias įmanomi mainai, kurie galėjo atsitikti. Jo. Aš manau, mes galim šitos pagrindinius mainus kaip ir pabandyti įvertinti. Iš abiejų pusių. Iš Dalaso pusės, manau, tikrai stiprus dvejetas. Gerai, gal net dvejetas. Nu gerai, ketvertas. Jie gauna vis tiek, jie gauna gerą žaidėją, bet tu... Bet ne Luka Dončičius. Ne, tu išmainai savo žaidėją, dėl kurio tu statai komandą pastarosius kiek, 5-6. Tai nuo pat pradžios. Jis atėjo. Tai, bet aš nežinau, kaip žaidžia, bet dėl to ir klausiu, 5. Tai bus kokie 5. Nu gerai, sako 5 gal. metų. Tu statai komandą aplink jį. Tu pradžioj buvai apačioj. Dabar jau kilai. Tu jau čia jau ir finaluose žaidė jie. Žaidė finaluose. Žaidė finaluose jie. Jau Kairi Irvingas su Dončičium, jau ta chemija yra. Dončičius yra, belė koks žaidėjas. Nors, kad jis yra stambus, bet, jis yra žvaigždė. Jis yra jaunas. Jisai bus ir yra jau NBA veidas. Vienas iš veidų tikrai. Tai, tu, su visa pagarba Anthony Davisui, tu išmetis. Taip, ir kai visi ten fanai sako, Dalaso fanai, kad, tiesiog, čia yra žiauru. Čia realiai kaip mirtis kokia atrodo įvyko. Ir man kažkaip dar nepatinka, kaip politika, kokia yra NBA, kad iš viso žaidėjai nežino, ką dar. Jie yra, kaip daiktai tokie. Tiesiog paima. Dončičius sužinojo ten. Tu nesi saugus. Jo. Tu nesi. Iš Instagramo pausto tu sužinai, kad tave iškeitė. Man kažkokia nesąmonė yra, vis tiek, galėtų klubas. Ir ypač, jau tokia, čia kaip klubo legenda yra, tikrai bus vienas. Ne, tai jis tikrai yra klubo legenda, jisai atvedė daug pergalių komandą. Jis žiedo nenukalė, tai nebus toks geras, kaip Dirkas buvo. Jis neturėjo laiko tiek daug, jisai atėjo visai jaunas. Ir pati komanda, tikrai nebuvo tų labai... Tai iš tikrųjų baisu, o Lakeriai, ką žinau, čia tokį dylą pasiimti, tai čia... Lakersai visą laiką gauna generacijos žaidėją kažkada. Buvo Karimas, tada buvo Viltas, tada Magicas ir jie viską gauna realiai iš mainų beveik. Arba pasirašydami tiesiog. Kitas komandas rodo kažkokią pagarbą. Nes Kobe Bryantą jie gavo iš mainų, su Hornets, Karimą irgi iš mainų, Viltą irgi iš mainų, Šeką pasirašė kaip free agentą, LeBroną pasirašė kaip free agentą, o Luką iš mainų. Tai realiai, čia turbūt gal net ir pati NBA nori, kad žvaigždės žaistų tuos tokius klubus, kaip Lakers. Kažkokią pagarbą. Bet čia toks prestižiškas klubas, čia jau... Aš manau, gal net visi žaidėjai tiesiog nori, jie per savo tą karjerą tiesiog nori sužaisti. Dabar Luka Dončičius neturėjo pasirinkimo, bet manau, tas Lakers, tas klubas yra, jie tiesiog nori su jame sužaisti. Celtics, Lakers yra tie klubai, kur kiekvienas žaidėjas svajoja turbūt apie bent jau vieną mačą tokiam klube vilkint to klubo marškinėlius. Ir dabar Dončičius lygtais pirmadienį turėtų debiutuoti. Galbūt aš manau, kad čia Lakersai čia bus monstras sukurs. Ir dar jie pasiėmė iš Hornetsų centrą, neprisimenu jo vardo pavardės, bet visai neblogas. Mark Williams. Jisai turi kaip ir didžiausią, nežinau kaip čia lietuviškai šios didžiausią standing reach. Tai jisai kaip ir tiesiog ištiesęs, stovėdamas rankas, yra aukščiausias nuo pirštų galiukų iki pat žemės. Už Vembanjamą. Ir jiem labai reikėjo tokio centro, jisai ir puolime gerai sujuda. Jo, ir jisai gynybinis bus geras centras, tai toks kaip ir nuostabi detalė, kuri paverčia jų kaip ir visą tą puzlę tiesiog, realiai kaip į vieną dalyką ir taip sujungia, ta prasme, nes jiems, kai išsikeitė Anthony Davis, jiems tiesiog trūko centro, tai dabar gavo ir atrodo, kad turi visas kortas, net ir šiame sezone išeiti iki kokių konferencijų finalų. Aš manau, kad jie net kažkaip taikysis tą žiedą. Dabar tai tikrai. Pakėlė lažybininkai 6% gal galimybės ten Lakers laimėti. Po tokio trino, čia iš tikrųjų visą pasaulį šitas
Šitie mainai tikrai sudrebino, čia, nu, nieks vis tiek, kaip sakai, iš giedro dangaus šitas buvo pasirašymas šitų dviejų komandų, bet Dallaso fanai biškį pertolino ją, jau tas žmogus, tas džiemas jau kaip ir tos mirties laiškelius lietuviškai išvertus pradėjo gauti iš Dallaso fanų, čia jau grasinimus. Tai mieste protestai visur. Jo, čia jau, nu, dėl protestų sutinku, bet jau kai žmogui rašai, kad čia jau kažką jau tau padarysim, tavo šeimai, nu čia jau per toli. Aišku, tau skaudu yra, bet tu vis tiek tai negali daryti. Bet, nu, grįžtant prie tų mainų temus, tai, nu, tikrai, manau, ilgą laiką dabar nenurums kažkas šitų mainų. Jo, jau senai toks buvo. Jo, bet, sakai, pasaulio sudrebino šitie mainai, o Lietuvoje sudrebino kiti mainai, kad Jonas Valančiūnas prisijungė prie Domanto Sabonio ir kompanijos Sakramente. Jo, įsidėsi soko ir dar. Nu, aš nežinau, kiek tai komandai padės, bet aš kiek buvau matęs iš Jono interviu, kad nu, jis labai laimingas, kad pagaliau bus komandai su žmogum, kurį nu, iš tikrųjų pažįsta. Jau bus kaip tokie tikri du lietuviai, nu, kurie... Trūksta Buzelio dar tik tais. Buzelis. Gal Jakučionis kitais metais atsidurs. Nu, gal Jakučionis. Galima visą penketą bus lietuvių padaryti. Ne, ką. Dar vieną žaidėją trūksta. Kryvo. Trečia. Tai, matai, Sakramentas, jie laimė, tik krepšinį nori žaisti. Ir klausimas, kiek pikų turi. Tai. Nu jo, bet čia jokiais juokais, bet jo, Valančiūnas atsidūrė Sakramente, visi norėjo, kad tiesiog Valančiūnas išeitų kažkur iš to Vašingtono. Nes jau buvo sunku žiūrėti, ten tik pralaimėjo. Kas nori žaisti komandai, kuris siekia pralaimėti viską? Nemalonu pačiam tas yra. Nu jau kai komanda muša pralaimėjimų rekordus, nu jau blemba, nu jau negali. Tas yra, jo. Bet jo, Valančiūnas atsidūrė Sakramente irgi. Nebuvo daug gandų, kad čia tai gali atsitikti. Vis buvo, kad Denveris norėjo. Kad ar ten Spurs, ar Los Andželas. Kad norėjo, bet va, atsidūrė Sakramente, tikrai kils nuo suolo. Nu, gal ir žais kažkaip metu vienu metu, bet kils nuo suolo greičiausiai. Jo. O nemanai, kad koks Jonas kokį penktų būtų, tada Sabonis ketvirtą? Nu jau matėme Lietuvos rinktinį, kaip mėgino. Nu, Lietuvos rinktinį tikrai neišėjo. Ne, bet Sabonis dabar pradėjo mėgti tritaškius. Pradėjo? Jis vienas taikliausių tritaškių. Tai jo, bet jis nedaug metų, tai dėl to taikliausias. Mes po 10 tritaškių tai nebūtų taikliausias. Nu jo, bet... Nu, jo, gal tegul nežaidžia jie kartu. Ne, nes matai, Sabonis Ato užtvaras irgi tą pick and rollą žaidžia. Jonas irgi žaistų. Jie tada dviese baudos aikštelė ir tarsi vietos nėra įgynėjami, kirs tada niekur. Ir tada taip užsikiša viskas. Jau debutavo jo su kiek apranga. Visai neprastos pražybos, tai 6-5-3 kažkas tokio. Tai... Na, bet kaip debiutas, nieko tokio. Kaip naujoje komandai tikrai nėra blogai ir aš džiaugiuosi. Bet kitiems lietuviam irgi pradėjo sektis Matui Buzeliui, komandos žvaigždė, Lavinas išėjo iš komandos. Išėjo pas kitus lietuvius. Į Sakramentą. Šiaip irgi debutavo. Daugiau galbūt žaidimo laiko gaus Matas. Jau ir gavo. Tiesiog ir daugiau metimų išmes. Jo, nes iki tol... Po tų dar varžybų. Ne, tikrai išmes, nes atėjo Herteris ir... Tas Herteris yra toks ir krepšininkas. Jo, jisai neims labai daug ant savęs. Ir atėjo centras, tai jam irgi reikia sukurti. Tai Buzelis dabar ir matėm prieš Miami 10 iš 10. Pirmas jauniausias tiksliau žaidėjas, kuris pelno, kaip tenai, metais 100%. Pelno plus 20 taškų mesdamas 100% ar kažkas tokio. Tai čia yra įspūdingo, paskui kitam čia irgi vėl tikrai žvėriškas. Nu, ne toks žvėriškas, bet 14, kad nu, jis dabar per pastarus 5 mačius apie 12 taškų. Eržinai matos, kad jau antra pusė gali būti įspūdinga. Nes jam čia, manau, labai gerai jo pačio brandai. Nes anksčiau jis visą laiką kaip ir būdavo, Lavinas, jis stovėdavo krašte, gaudavo kamuolį su medu. O dabar jis truputį jau gaus tos naštos ant savo pečių, kad jam dabar pačiam reikės jau kažką daryti. Bet aš tikiu ir jisai pats kaip kalba, kad jisai tikrai gali ir tikrai vienas jisai nebijo žaisti. Ir matėm tas prieš Jovičių tas epizodas, kuris tiesiog nežinau, ar matėt, pasiėmėt savęs ir ten su driblingu įspūdingu, ten iš tikrųjų ten labai gražiai jį apžaidė ir dabar Matui gali būti tas antra pusė sezono įspūdinga. Aš liko labai laukiu. Kobe Vaitas, Čikagoje, Vucevičius liko. Gidis, tai dar yra kam žais, bet tikrai Buzelis daugiau gaus dėmesio. Aš dar labai laukiu dar Mato Lietuvos rinktiniai. Jo debiuto Lietuvos rinktinėje. Žiūrėsim, kaip dėliosios. Visiems treneris ten turbūt dėliojasi labiausiai.
Jo. Bet šiaip Tai Artūras, žiūrėsim, kaip kurti žiūrės. jo, Artūras Kurdišovas šiaip gavo daug neigiamų komentarų po to, kai jis ištreidino Zeką į Kingsus. Bet jis pasakė, kad čia yra proceso dalis ir kad visiems fanam matant savo komandą pralaiminti yra sunku. Čia tas pats, kai matys Žalgirį dabar pralaiminti ir nežaidžia krepšinę. Tai ten irgi tas pats. Ir matyt, kad jau Bulsai kažkaip sustaiko, kad tenkins. Manau, nesieks jie tų play-off. Na, turbūt krisis jau. Jo. Ir pasirinks šią taktiką ir pažiūrėsim. Vis tiek, mums tie Bulsai svarbus dėl mato. Jo. Yeah. Tai dar kalbant apie NBA, taip pat vyksta visų žvaigždžių savaitgalis kitas, kaip ir KMT. Tai ten nepateko Domantas į visų žvaigždžių varžybas čia. Taip, yra kažkaip ten labai buvo didelis skandalas. Jis ne vienas buvo, taip. Lamelo bolas, apvogtas. Trae Youngas. Jo. Nu, ten aš Nežinau, girdėjau nesupratau aš. komentarus, kiek skaičiau, kad tiesiog ten tam All-Staruose žmonės nori pamatyti, nu, kiek taškų metą ir ten tos gražiausius tai momentus, vėl o ne ten- tas, kad ten reboundus ten Tai gaudo. tas All-Staras, aš praeitais metais žiūrėjau, tai yra taip nuobodu, ten niekas nesigina, tiesiog koks Ne, reikia Damianas kažką Lillardas keist. iš vidurio mėtų. Nu, aš manau, kad kažkaip jau ten nusivažiavo. Bet dabar jie ten kažkaip pakeitė, ten padarė daugiau komandų ir kad padarė naują koncepciją, kad ten išsirinko 3 komandas iš tų visų žaidėjų ir dar viena komanda bus iš ten rookių ar sophomores ir ten Ja. kažkaip tarpusavį žais. Nu, ten sudėtinga sistema, Na bet jau dabar jau absoliutus šou. Dar anksčiau Jo. buvo tai žmonės, ten tie tos Anksčiau bengynės jie. Bet ten jie taip rimtai ėjo, Nu, nu, taip. kaktai. iš esmės smagiau šiaip buvo. Ten, kai Kobe Bryantas prieš LeBroną žaisdavo čia irgi toks... Ir jie varžydavosi, Jo. nu, jie tikrai norėdavo laimėti, o dabar, nu, čia ten kas Su gražesnis. šypsena veidė, bet norėdavo laimėti, o dabar tai jau net... Dabar, Aišku, ten dabar jau ir tie žiūrėjimas, tas viewsai yra pakritę, kiek žinau, ir NBA tikrai kažkokiam pokyčiam galvoja, nes dabar labai labai blogai yra. Bet mums kitas renginys irgi per visų žvaigždžių dienas, tai yra dėjimų konkursas irgi svarbus, nes tas pats Matas Buzelis ten dalyvaus. Pažiūrėsim, kaip seksis, įdomu. Šiaip aš manau, žiūrėsiu, kelsiu ir žiūrėsiu. Šiaip įdomu, kaip... Aš tai gal nesikęsiu, bet atsisuksiu. Nes aš pastarosius metus tai jau tikrai nežiūrėjau, Aš nes irgi kažkaip labai, nu, neįdomu, nu, bet dar dėl mato gal ir reikės atsikelti, kada ten bus kokį 3 ryto. Jo, man atrodo, 6 ar 5. Nežinau, tai aš tai turbūt nesikęsiu. Aš manau, irgi pažiūrėsim. Bet reiks tada Instagram'ą atsidarinėti, kad nepamatyt, kas tai ne. Nu jo. Tai va, dėjimų konkursas laukia, įdomus savaitgalis laukia ir 3 savaičių pertrauka. Dabar rinkti pertrauką bus, gal dar padarysiu kokį podcastą prieš tai. Pažiūrėsim pagal situaciją, padėliosim gal tai 12 savo, ką kvies kurtis ir gal apie vasarą biškai pakalbėsim. Bet šiandien tiek dar pabaigai reiktų moterų rinktinę pasveikinti. Nu, tikrai buvo po 10 metų pertraukos Europos čempionatas. Labai svarbi pergalė. Ir gal dar tiesiog buvo smagu pažiūrėti, kad gal jos net ir žiūrovus surinko, nes Man aš patiko, mačiau- kad daro nemokamus bilietus, bet ir kad ir nemokami bilietai, bet eina fanai ir Jo. tikrai palaiko stipriai Lietuvos. Matėm Katlerį, matėme, tada iš Baumelą irgi. Baumelą, ten tą Mindaugą vedėją, Stasiulį. jas Stasiulį. Nu, tai tikrai smagu, kad ne visi žiūrėjo Žalgirį. Nes, nu, Tiškevičius tai kentėjo žiūrėdama Žalgirį, matėme. Linkėjimai, jau. Tai va. Tai jo, pasveikinu moterų rinktinę. Šiaip dar jie oficialiai dar nepateko, dar jiems reikia, kad Bet, atsiklostų, nu, bet daugiau nei ten 8 procentų, kad jau beveik pateks. garantuota yra. Tai. Jo, o šiandien tiek. Smagu čia su jumis buvo pakalbėti, padiskutuoti, pajokauti apie aktualės, nors žiūrint į Žalgirio žaidimą nelabai yra apie ką jokauti, bet, nu, žinot. Yra apie ką kalbėti, bet ne iš geros pusės. Yra kaip yra. Dabar šiokia tokia kitas savaitgalį turbūt nebus mūsų šio podcasto, Nes nieko neįvyks. Nieko naujo neįvyks. Po 2 savaičių susitiksim tada. Turbūt Tai taip. greičiausiai. Ačiū Jums, kad žiūrit, ačiū, kad Ačiū. palaikot, komentuokit, Ačiū jums. kaip sakant, laikykit, subscribinkit, shareikit savo draugam ir iki kitų kartų. Iki. Iki. Iki.